Pasimelskime prieš Dievo žodžio skelbimą. Dangiškasis Tėve, meldžiame iš tiesų duok mums pažinti Tavo valią, išgirsti Tavo žodžius. Iš tiesų duok ausis klausyti ir girdėti ir duok širdis priimti. Viešpatie, nukreipiam į Tave šią maldą ir prašome Tavo palaiminimo, kurį Tu, Viešpatie, suteik mums šiandieną per Jėzų Kristų. Amen. Atsiverskite Evangeliją pagal Luką, 1 skyrių ir paskaitysime nuo 8 iki 25 eilutės. Taigi, Evangelija pagal Luką, 1 skyrius, nuo 8 iki 25 eilutės. Kartą Zacharijas, atėjus eiliai, tarnavo Dievui kaip kunigas ir pagal kunigų paprotį burtų būdu teko jam įėjus į Viešpaties šventyklą smilkyti smilkalus. Smilkimo valandą lauke meldėsi gausi žmonių minia. Tada jam pasirodė Viešpaties angelas stovintis smilkimo aukuro dešinėje. Pamatęs jį, Zacharijas sumišo ir jį apėmė baimė. Bet angelas jam tarė: nebijok, Zacharijau, nes tavo malda išklausyta, tavo žmona Elzbieta pagimdys tau sūnų, o tu jį pavadinsi Jonu. Tau bus džiaugsmas ir linksmybė, ir daugelis džiaugsis jo gimimu. Jis bus didis Viešpaties akyse, negers vyno nei stiprių gėrimų. Iš pat motinos įsčių jis bus kupinas šventosios dvasios. Ir daugybė Izraelio vaikų atvers į Viešpatį, jų Dievą. Elijo dvasia ir jėga jis eis pirma Viešpaties, kreipdamas tėvų širdis į vaikus ir neklusniuosius į teisiųjų nusistatymą, kad parengtų Viešpačiui paruoštą tautą. Tada Zacharijas atsakė angelui: kaip aš tai patirsiu? Ašgi jau senas ir mano žmona nebejauna. Angelas jam atsakė: aš esu Gabrielius, stovintis Dievo akivaizdoje. Esu atsiųstas kalbėti su tavimi ir pranešti tau šią gerąją naujieną. Štai, tu tapsi nebylys ir negalėsi kalbėti iki tos dienos, kurią tai įvyks, nes nepatikėjai mano žodžiais, kurie išsipildys savo metu. Tuo tarpu žmonės laukė Zacharijų ir stebėjosi, kad jis taip ilgai užtrunka šventykloje. Išėjęs, jis negalėjo prakalbėti. Ir jie suprato, kad jis šventykloje turėjęs regėjimą. Jis aiškinosi jiems ženklais ir pasiliko nebylys. Tarnystės dienoms pasibaigus jis grįžo namo. Praslinkus kiek laiko, jo žmona Elzbieta pastojo ir 5 mėnesius slėpėsi, sakydama: tai Viešpats man davė, jis dabar teikėsi atimti mano pažeminimą žmonių akyse. Tai yra Dievo žodis. Amen. Lukas mums įvade rašė, kad jis nori viską sudėlioti nuosekliai, viską ištyręs, sutvarkyta
pasakojimą apie Evangeliją, apie žodį, apie Jėzų Kristų, kad mes turėtume užtikrintumą. Ir jis pradeda mums apibūdinęs, praeitą kartą pamokslavau apie Zachariją ir Elzbietą, šeimą, kurią Dievas išsirenka, kurie buvo teisūs Dievo akyse, bet jie buvo nevaisingi. Neturėjo vaiko ir negalėjo turėti vaiko. Ir blogiausia, jie buvo jau senyvo amžiaus. Tai biologiškai jau nebegalėjo turėti vaikų. Bet mes matome, kad situacijoje, kur yra beviltiška, kur yra mirtis, kur yra iš tiesų jau 400 metų tylos iš Dievo, kur jau Izraelio tikėjimas tapo toks apsunkęs, lėtas, atitrūkęs, kur fariziejai ir sadukėjai jau užpildė religinį gyvenimą savo tradicijomis, ritualais, taisyklėmis. Tokiame tamsiame laikotarpyje Dievas ateina su gerąja naujiena. Jis atneša gyvybę ten, kur gyvybės tarsi nebėra. Prieš tai, tuos 400 metų, kai Dievas nedavė jokio apreiškimo savo tautai, savo žmonėms, pranašas Malachijas, paskutiniai jo žodžiai, paskutinė pranašystė, 4 skyriuje, mūsų visas skyrius, perskaitysiu, nes jis yra labai svarbu suprasti mūsų ištrauką. Štai ateina diena, deganti kaip krosnis, kurioje visi išdidieji ir visi nedorėliai sudegs kaip ražienos, savo kareivijų viešpats. Jiems neliks nei šaknies, nei šakos. Bet jums, bijantiems mano vardo, užtekės teisumo saulė su išgydymu po jos sparnais. Jūs išeisite ir šokinėsite, kaip išleisti iš tvarto veršiukai. Jūs mindžiosite nedorėlius ir jie bus pelenai po jūsų kojomis tą dieną, kai aš tai padarysiu savo kareivijų, sako kareivijų viešpats. Atsiminkite mano tarno Mozės įstatymą, kurį daviau Horebe visam Izraeliui, jo nuostatus ir potvarkius. Aš siųsiu jums pranašą Eliją, prieš ateinant didingai ir baisiai viešpaties dienai. Jis atgręš tėvų širdis ir į vaikus ir vaikų širdis į tėvus, kad neateičiau ir neištikčiau žemės prakeikimu. Pranašas šioje vietoje mums sako, kad ateis dienos, ateis viešpaties diena. Ir prieš jai ateinant, Dievas mums siūs Eliją, kuris paruoš savo tautą. Ir šioje ištraukoje iš Luko Evangelijos mes būtent skaitome tų įvykių pradžią. Kaip Dievas praneša, tiksliau, siunčia angelą, kad praneštų apie Jono Krikštytojo gimimą, kuris ir bus arba buvo tas, kuris paruoš savo tautą prieš viešpaties dieną. Gal Luko Evangelijai to nesimato, bet Malachijas labai aiškiai sako, tas yra būtina, kad neužtiktų žemės prakeikimas. Dabar Dievas galėjo atsiųsti Jėzų tiesiogiai. Dievas galėjo neruošti mūsų. Bet turbūt tai galime būtų
matyti arba skaityti, kaip Dievas Mozei yra pasakęs. Kas pamatys Dievą, tas iškart turi mirti. Reiškia, privalo arba reikalingas yra kažkoks pasiruošimas. Dabar atkreipkit dėmesį ir pažiūrėkime į šitą ištrauką ir situaciją. Dievas nesako, kad jūs pasiruoškit patys. Dievas atsiunčia pranašą, kad mus paruoštų. Mes galim sakyti, kad Dievas yra toli, Dievą sunku pažinti, bet toks pastebėjimas, kad Dievas iš tiesų padaro viską. Kaip sakyti, Izaijas kalba apie lygų taką, kad jis išlygins taką. Ir tai yra simbolis, kad tas takas nėra sudėtingas, nėra sunkus. Nėra, kad taip mes kažkaip greitai paslystume, sukluptume. Dievas nedaro mums, kaip sakyti, keblumų, mįslių, kad mintumėt, kaip pas jį ateiti. Dievas visas sąlygas mums sudaro, kad jis būtų prieinamas, kad mes galėtume lengvai jį sutikti. Ta iliustracija, tas vaizdinys, kad kažkas turi ateiti paruošti kažkam kelią, yra iš tiesų tais laikais labai dažnas įvykis toje civilizacijoje, toje visuomenėje. Nes kai karalius užeidavo ar eidavo aplankyti kažkokio miestelio, pilies ar dar kažką, jis būtinai siųsdavo kažką iš karaliaus rūmų pranešti, ateina karalius, ruoškitės. Ir čia dabar yra ne tik tai, kad ruoškitės, bet jisai ateidavo ir dar jiems pasakydavo, tuos paveikslus nukabinkite, tos spalvos karaliui nepatinka, paaiškindavo viską, ką reikia daryti, kad atėjus karaliui jūs jo nepapiktintumėt. Dievas labai aiškiai mums čia taip pat irgi duoda pranašą, kurį jis atsiunčia, kuris mums padeda pasiruošti karaliaus Jėzaus atėjimui. Kaip tas pasiruošimas atrodo? Nes dažnai mes galime prisisvajoti, bet labai iš tiesų yra paprastas. Vienu žodžiu galime apibūdinti. Jeigu mes pažiūrėtume į Jono Krikštytojo tarnystę, vienu žodžiu būtų galima apibūdinti, kaip jis kvietė žmonės pasiruošti. Ir tas žodis yra atgaila. Labai svarbu suprasti bibliškai, kas yra atgaila. Ne taip, kaip mums norisi arba dažnai įsivaizduojam. Atgaila nėra tiesiog savęs graužaties, kad mes gailimės to, ką padarėm, kas iš tiesų yra dalis to tiesos. Bet tai nėra iš tiesų nei į ką Jonas kvietė, nei ką Biblija turi omeny, kai mes kalbame apie atgailą. Pastebėkit ir pasižiūrėkim, kaip angelas pristato Joną Zacharijui. Tau bus džiaugsmas ir linksmybė, ir daugelis džiaugsis jo gimimu. 14 eilutė mums sako. Atgaila neša džiaugsmą, nes jį išlaisvina. Atgaila nėra savęs plakimas, koks aš begėdis, koks aš blogas. Nes tokia atgaila yra, kaip sakyti, savęs graužimas, susitelkimas į save, žiūrėjimas vien tik į save. Atgaila yra, kai mes
iš tiesų nustojam vaidinti, pripažįstam, kas esam. Ir tai išlaisvina, tai teikia džiaugsmą. Pagaliau galiu būti toks, kuo ir esu, neapsimetinėti, pripažinti, kas iš tiesų esu ir išlysti į šviesą. Taip, atgaila yra nemaloni, kaip Antanas minėjo po atgailos skaitinio. Sunkus tie žodžiai, nelengvi yra tie žodžiai. Bet iš tiesų, jeigu mes paruošiam savo širdis Dievo žodžiui ir prieš skaitant Bibliją, prieš garbinant jį, yra priežastis, kodėl mes pamaldų pradžioje, po pirmo iškart Dievo kvietimo garbinti jį, žvelgiam į atgailą. Nes tai iš tiesų yra paruošimas širdžių. Paruošimas širdžių, kad Dievas mums kalbėtų. Tai nėra kaip tik į save žiūrėjimas, bet kaip tik nusigręžimas nuo savęs. Aš nebežiūrėsiu į save, bet lauksiu ir klausysiu to, ką Dievas kalbės. Nes jei mes žiūrėsim į save, džiaugsmo nebus. Bet kai mes galim nebežiūrėti į save, o gręžtis į gerą Dievą, tada tai bus džiaugsmas. Kai mes iš tiesų priimsime Jėzaus Kristaus Evangeliją, iš tiesų priimsime tai kaip realybę, ne šiaip gražią religinę filosofiją ir taip toliau, bet iš tiesų, ką reiškia Evangelija? Kad mano nuodėmės buvo nukryžiuotos jame. Atgaila yra tas momentas, kai mes įtikim. Bet atgaila yra ir kasdienė, kai mes paruošiam prieš Dievą savo širdis. Ir kai mes iš tiesų nusigręžiam nuo savęs ir galim žiūrėti į Dievą, tik tada iš tiesų mes galime šiame gyvenime patirti sielos džiaugsmą, gyventi iš tiesų, iš gelmės, kaip laimingi žmonės, žiūrėdami į Dievą, žinodami, kad Jis atpirko mus, žinodami, kad esame laisvi nuo savo nuodėmių, išlaisvinti iš tos vergijos. Tau bus džiaugsmas ir linksmybė. Bet kai mes žiūrim į Jono Krikštytojo tarnystę, kaip jis ruošia savo tautą, mes nedaug matom to džiaugsmo ir linksmybės. Viena priežastis yra dėl to, kad Biblija fokusuojasi į fariziejus ir rašto aiškintojus. Bet mes matom iš tiesų, kad minios eidavo pas Joną Krikštytoją. Eidavo, noriai klausydavo, jiems patikdavo tai, ką Jonas kalbėdavo. Nepatikdavo tik tiems, kurie nenorėjo atgailauti, nenorėjo išeiti į šviesą, norėjo būti teisūs savo teisumu, nenorėjo priimti Dievo teisumo. Jis bus didis viešpaties akyse, negers nei vyno, nei stiprių gėrimų. Čia yra, mums turėtų priminti tą Nazyro tarnystę, kurią Senajame testamente mes aprašom. Kitas reikalavimas yra, jis nesikirps plaukų. Ir tai simbolizuoja mums apie iš tiesų dvi pasaulyje esančias pagundas, kurias mus atitraukia nuo Dievo. Pirmoji yra malonumai, pramogos. Simbolis būtų alkoholio gėrimas, piknaudžiavimas juo. Tai nereiškia, kad alkoholis yra blogai. Dievas aiškiai sako, tai yra
dovana, kai saikingai vartojama. Bet čia yra apie širdį, kuri trokšta malonumų, kuri lengva valia atitraukia mus nuo Dievo. Plaukų kirpimas turbūt būtų apie populiarumą, įvaizdį, savęs, savo išdidumą, kuris taip pat mus lengvai atitraukia nuo Dievo. Ir Jonas šioje vietoje mums pavyzdys išsižadėjimo pasaulio. Jono laiške Jonas mums rašo, kad tas pasauliškumas ir yra kūno geiduliai, akių geismas. Čia yra turbūt ta pati tema, tie patys dalykai. Taigi, angelas mums apibūdina, kad Jono tarnystė pirmiausia teiks džiaugsmą ir ji bus pavyzdys. Jis bus nuo pat motinos įsčių kupina šventosios dvasios. Dievas bus su juo. Jis bus didis viešpaties akyse. Didis viešpaties akyse. Ir daugybė Izraelio vaikų atvers į viešpatį. Taigi, jo tarnystė, jo pašaukimas yra paruošti Dievo tautą. Ir tai buvo kviesti į atgailą. Ir rezultatas, 16 eilutė sako, daugybė Izraelio vaikų atvers į viešpatį, jų Dievą. Gal matote truputį ironiją šitoje eilutėje? Izraelio vaikus reiks atversti į jų Dievą, jų pačių Dievą. Atgaila nėra vien tik išsižadėjimas savęs, nusigręžimas nuo savęs, bet taip pat yra ir atsigręžimas į Dievą, atsivertimas į Dievą. Tai yra paruošimas savo širdies Dieve kalbėk. Kai mes iš tiesų pamename savo išdidumą, pamename savo nenorą klausyti, įsivaizdavimą, kad mes žinome, savo tuščią religingumą ir savo teisumą. Kai iš tiesų galvojame, mes galime lengvai galvoti, kad mes viską žinome. Deja, mums sunku priimti, kad mes klystame. Bet noriu, kad pagalvotumėte apie ir suprastumėte tokią mintį. Kiekvieną kartą, kai mes skaitome Bibliją, mes jos neturėtume skaityti kaip ekspertai. Jeigu mes iš tiesų paruošiam širdį prieš skaitant Bibliją, bet kurią iš tiesų vietą Dievo žodyje, ji turėtų mus formuoti, keisti, auginti. Jeigu mes pasiėmę raštą ir perskaitom ir mums tai yra maždaug, viskas čia aišku, ar dar kažkas yra negerai. Jeigu mes Dievo žodį skaitom, tiesiog prabėgam kaip ritualą, varnelę pasidedam, dar kažką ir toliau gyvenam savo dieną, kažkas negerai. Mes neparuošiam savo širdies. Jeigu mes ateinam čia garbinti, atsėdam ir neišeinam pamaitinti, gal mano pamokslas nebūtinai turtingas, iškalbus, tikrai trūksta, bet aš bent jau paskaičiau Biblijos. Tai vien jau tas turi šventąją dvasią kalbėti jums. Jeigu mes paruošiam savo širdis nuolankiai, nusiteikę, Dieve kalbėk,
nepaisant mano nuodėmingumo ir neiškalbumo ir klaidingos interpretacijos ir panašiai, kažkiek Dievo žodžio paskelbia. Ir Dievas kalba ir turi privalomai keisti jūs, jeigu mūsų širdis paruoštos. 17 eilutė. Elijo dvasia ir jėga jis eis pirma viešpatės, kreipdamas tėvų širdis į vaikus ir neklusniuosius į teisiųjų nusistatymą, kad parengtų viešpačiui paruoštą tautą. Jono Krikštytojo tarnystė labai aiški. Paruošti viešpačiui tautą. Jis kvietė jo tautą, Dievo tautą į atgailą ir krikštijo juos atgailos krikštu. Pažiūrėkime, kaip reagavo Zacharijas ir Elžbieta vėliau. Ir noriu užbėgti, priminti, jie abu buvo teisūs Dievo akise. Jie yra tikintys, jie yra Dievo vaikai, jie yra išgelbėti. Bet jų reakcija nebuvo ideali, nebuvo net tinkama. Zacharijas net buvo nubaustas. Kunigų buvo tuo metu, dvasininkų buvo tuo metu tūkstančiai. Ir eiti tarnauti atsitiktinumo būdu, tai buvo greičiausiai vieną kartą per gyvenimą įvykis. Ir visa ištrauka mums kalba apie tai, kad jam reikėjo eiti į šventovę priešais šventų švenčiausiai, jis nebuvo aukščiausiasis kunigas, jis neįėjo tenais, jis buvo prieš. Ten, kur buvo duona, žvakidė ir smilkytuvas. Ir tuo metu, kai jis uždegė smilkytuvą, tiksliau atsinešė nuo aukuro žaryje ir įdėjo, kad smilkytuvas keltų dūmus. Kai tauta pamato tuos dūmus, kurie simbolizuoja žmonių maldas, kylančias pas Dievą, visi meldžiasi. Maldos metu angelas pasirodo, tarsi Dievas atsakytų į maldą. Ir angelas jam sako, Dievas išklausė tavo maldą. Tau gims sūnus. Senuk. Čia yra iš tiesų įdomu, nes jeigu mes kalbam apie išklausytą maldą toli, nes greičiausiai Zacharijas jau nebesimeldė, duok man Dievo vaiko, nors man nebeįmanoma turbūt. Didelė tikimybė, kad jis meldėsi iš tiesų Mesijo. Iš tiesų meldėsi, Dieve, atnešk į mūsų tamsią tautą, kuri skęsta tamsoje, šviesos. Bet kokiu atveju Dievas išklausė jo ir praeities maldą, nepamiršo jos, ir maldą, kuri iš tiesų žūtbūt beviltiškai reikalinga tautai. Bet Zacharijas sunkiai tuo patiki. Jam kyla klausimas, kaip aš galiu, būdamas senas, susilaukti vaiko. Ir angelas tai priima kaip netikėjimą. Po smilkymo Zacharijas turėtų išeiti laukan, iškelti rankas ir paskelbti palaiminimą, kurį mes skaitysim vėliau. Viešpats te laimina ir taip toliau iš skaičių knygos. Bet dėl to, kad Zacharijas nepatikėjo gerąją žinią, dėl to, kad jis
jam sunku buvo priimti tą tiesą, Dievas jį užčiaupė. Ir tai yra tam tikra pamoka mums visiems. Prieš einant mokyti, prieš skelbiant Evangeliją, prieš einant vesti Biblijos studiją, prieš pamokslaujant, jeigu mes nepasitikime Dievu, kaip mes galim kalbėti kitiems apie tai? Vienas iš svarbių pasiruošimų yra ištirkim savo širdis. Ar mes iš tiesų tikim, pasitikim, kad ir ką jis yra pasakęs? Ar mes pasiruošę pirmiausia patys keistis, patys priimti Dievo žodį, kad ir jis kartais nelabai smagus, kartais net sunkus. Jeigu mes nesame pasiruošę patys išgirsti, priimti Dievo žodžio mokymą, kaip mes galime eiti kitus mokyti? Zacharijui tai buvo sunki pamoka. Vieną kartą greičiausiai per gyvenimą jis tą galėjo padaryti. Ir tarsi ta tarnystė jo susimovė. Bet, arba pradžioje dar Elzbietos atveju. Ji atrodytų geriau priima Dievo žinią. Na, ji aiškiai tampa nėščia, bet pasižiūrėkim, ką jinai sako. Tiksliau, kas vyksta. Praslinkus kiek laiko, jo žmona Elzbieta pastojo ir 5 mėnesius slėpėsi, sakydama, tai viešpats man davė. Jis dabar teikėsi atimti mano pažeminimą žmonių akyse. Tuo metu, tais laikais, neturėti, negalėti pastoti, neturėjimas vaiko yra iš tiesų labai gėdingas dalykas. Ir Elzbietos širdį, geras laikas, kai aš jau sena pastojau. Kodėl jinai slėpėsi 5 mėnesius? Tiksliau, praslinkus 5 mėnesiams turėtų būti. Dėl to, kad nėštumas pradeda matytis. Ne, atvirkščiai, atsiprašau, 5 mėnesius slėpėsi būdama nėščia, saugojo save, nes nesimatė nėštumo ir jai buvo gėda prisipažinti. Taip. Ji gėdijosi Dievo darbo. Dievo žmonės teisūs išgelbėti. Kviečiami į atgailą, paruošti širdis. Bet ėjimas į šviesą net ir krikščionims nėra labai smagus gyvenimo momentas. Dievas mus kviečia nuolat atgailauti, nuolat ruošti prieš viešpatį savo širdis. Ar einame sekmadieniais garbinti, ar einame į Biblijos studiją, ar asmeniškai einame skaityti Bibliją, melstis. Tai visuomet, jeigu paruošiam iš tiesų nuoširdžiai širdis, bus ėjimas į šviesą. Ir krikščionio augimas nėra tai, kad mes tampame nuostabūs, tobuli vien tik dėl to, kad tikime Jėzumi. Atvirkščiai. Tai yra kelionės pradžia, kuri bus sunki, nelengva, kuri formuos mus, kuri kartais bus mums labai sunkiai priimama. Bet Dievas kviečia mus ruoštis. Ruoštis jo žodžiui, kasdieną. Ir žinoma, svarbiausia, ruoštis jo atėjimui antrąjį kartą. Net kai matom tikinčius žmonės,
Ir Dievo prisilietimas, Dievo veikimas nebus lengvas. Atgaila nėra lengva, bet ji yra būtina. Atgaila nėra tiesiog širdies savęs graužimas, bet atgaila iš tiesų yra pasiruošimas išgirsti Dievą. Ir viskas, kas mums trukdo jo klausyti, ypač mūsų širdise, turi būti simboliškai nužudyta. Amen. Dieve, dėkojam tau už šį žodį, už tą gerąją naujieną, kad tu siunti pranašus, mokymus, tu duodi mums savo žodį, kad mes galėtume iš tiesų paruošti savo širdis. Iš tiesų, Dieve, duok mums šventąją dvasią, kad ji paruoštų mus su širdis, priimti tavo mokymą. Duok mums nusižeminti ir nuolankiai išgirsti iš tiesų tavo gerąją naujieną. Ir kad ir kaip tai neįtikėtina, kad ir kaip tai mums atrodo neįmanoma, duok pasitikėti, kad viskas tau yra įmanoma. Net kai mes esam bjauriausi, baisiausi nusidėjėliai. Viešpatie, tu gali mus pakeisti ir tu gali mus padaryti naudingais savo karalystėje. Viešpatie, visa šlovė tau per Jėzų Kristų. Amen. Ir šlovinkime Dievą, giedodami 17 giesmę, kaip elnė geidžia.